jeigu jisai paklaus, kaip aš atrodo, ar tu bent jau žinai? Klausau. Alio, Alio. labas. Labas. Jūs tai? Palauk, tyras. Nu, kaip sekasi? Man gerai, kaip tau sekasi? Ai, žaidžiu kortom. Žaidi kortom? Su tėtė ir mačiutė. Tai to fainai. Ar žinai, kas skambina? Nelabai žinau. Ugnė tokia. O kas skambina? Ugnė. Ugnė. Nu, labas, Ugnė. Tai va. Iš tikrųjų, jūs tai tu man labai patinki ir vat sužinau tavo numerį, telefono numerį ir nusprendžiu tau paskambinti. Sako, tikrai nebuvo ras. Nu, tikrai. Labai turi daug draugų, tai kad, tai va, norėjau su tim susipažinti. Tai labai šaunu. Ar tu iš Vilniaus? Jo, aš esu Vilnietė. O tu dažnai lankaisi Vilniuje? Ką? O dažnai lankaisi Vilniuje? Mano sesė gyvena Vilniuje. Sesė Vilniuje gyvena. Tai ar nenorėtum su manim susipažinti? Mačiutės, Aistės. O ar nenorėtum su manim susipažinti? Nu, šiaip jau norėčiau. O kokią tu įsivaizduoji merginą, kuri tau patiktų? Kaip sakai? Kokią tu įsivaizduoji merginą, kuri tau patiktų? Man daug kas patinka. Ai, daug kas patinka, tai tau nesvarbu, ar tai būtų vaikinas, ar mergina, ar tai būtų gyvūnas, ar... Nu, aš nerūšiuoju. Dar kol kas nerūšiuoju. Ai, nerūšiuoji, supratau. Tai merginas tavęs gal nelabai domina, ne? Nu, yra besidominčių merginų. Kai sakai? Yra besidominčių merginų. Tai ar norėtum su manim susipažinti? Norėčiau, ja. Norėtum? O atvažiuotum iki Vilniaus? Aš gegužės vidury tikrai važiuosiu žiūrėti kino teatrą. O kaip tu važiuosi į Vilnių, nežinodamas, kaip aš atrodau, jeigu aš tau nepatiksiu? Mūšta. Ką? Alio, aš prastai tave girdžiu. Taigi, tai šitą Facebooką turi. Ai, Facebooką? Turiu. Šaunu galima Facebooką. Tai tu rašyk į Snyką tada. Klausyk, o tai... Jūs tai, o tu turi mašiną? Ne, aš galiu vairuoti mašiną. Bet tu jos neturiu, o kaip tu dasibrausi iki Vilniaus? Autobusą? Klausyk, o kaip tu atrodai? Aš atrodau. Trumpi plaukai su akinukais. Toks visas stambus dabar padariau nuo sporto. Aukštas labai. 2 metrai beveik. Raumeningas? Jo, muskulingas. O, man patinka. Geras. Na, dar apibūdink save. Nu, ką aš žinau. Mėgstu labai šokti. Mėgsti šokti? Jo. O dainuoti patinka? Labai patinka. Nu, va, šaunu. Jūs tai kiek tau metų? Man 50. O tau? Man 18. Nu, va, 18. Jau pilnametė. O kaip tu galvoji, kaip aš turėčiau atrodyti? Pradžiai pasakyk tik savo plaukų spalvą. Ruda, šviesiai ruda ar blondinė? Blondinė. Blondinė? Tau nepatinka blondinės? Ne, patinka. Tai aš maždaug Ar tu džiaugies, kad tau pasisekė, kad tau skambina blondinė? Paklausyk, aš tą maždaug jau įsivaizduoju. Rudas šviesiai akis. Šitą... Šviesiai rudos akis ir aš esu blondinė? Nu,
ką žinau, kokias akis tavo. Gali būti mėlynas. O, super. Žalsvas gali būti dar ir rausvas. Ai, tai reiškia, tau patinka visos akių spalvos, ne? Tai, žinau, tą įsivaizduoju maždaug 1,76 m. Nu, o taip. Pataikiau, ar ne? Pataikiai? 1,76 m. Tada... tokia linksma įsivaizduoju. Jūs tai, koks tavo zodiako ženklas? Vėžys. Vėžys? Vasarą miego. Žiemą išlenda savo urvą. O tu gali pasakyti man kokį nors gražų komplimentą arba ką nors gražaus? Gražų komplimentą. Nu, aš įsivaizduoju, kad tu labai graži panelė. Tu įsivaizduoji, ar tu taip manai? Aš turiu labai lakią vaizduoti. Užtat esu labai jaunatas. Kaip sakai? Sakau, turiu labai lakią vaizduoti. Turi labai lakią vaizduoti. Nu, taip. Bet, pavyzdžiui, tavo svajonių mergina kaip turėtų atrodyti? Tai maždaug ir apibūdinau, kaip turėtų atrodyti. Tai reiškia, akis yra Buramalynova, ne? Ten žodžiu rūda, mėlyna, žalia, spalvos, sakyk, o jūs tai tu turi merginą? Ne. Neturi? Neturiu. Jėga, tai mes galėsim draugauti su tavim. Nu, tai va, galėsim padraugauti. O kaip tavo ai, Ugnė, ne? Ugnė. Ugnė. Taip. Reikės įsivesti numeris. Tai ką veiksim? Ką veiksim? Daug ką galim veikti. Galim pažaisti pokeris, galim pažaisti šaškiam, jeigu nori. A Skype turi? Dar nesusikūrus. Tai Skype užsiregistruoji, tada daug žaidimų yra, linksmų. Ai, o pokerį žaisim... Per Facebooką, mačiau, galima užduoti. A, tai per Facebooką neįdomu. Tai gal iš nusirenginėjimo? Aha. Nu tai, kai suspyksime, galėsime iš nusirenginėjimo. Ugnė, su ko čia kalbė, girdi? O Jezu, jūs tai, o Jezu. Alio, duok ragelį. Pasitrauk. Jūs tai... Alio. Kas čia kalba? Kas čia kalba? Čia kalba Justas. Koks Justas? Ugnė, kas čia per Justas? Čia mano draugas. Koks draugas dar? Eikit į kitą kamarį. Duok man telefoną. Nu, tik pažįstamas, ko tu čia... Justai, kas tau yra? Ko tu skambini mano žmonai, girdi? Ko tu skambini mano žmonai? Ko tu skambini mano žmonai? Ko tu dabar čia ūži, a? Ko tu skambini mano žmonai? Kur tu esi dabar? Kas tu esi toks? Taigi čia mano pusbrolis. Važiuosi mane susmūk išmalsiu, tada čia pagrėž dantį ant gero žmogaus. Nu, baikit jūs. Palauk, Ugnė, aš noriu įsiaiškinti. Sakau, ne mes drūto, nes gali būti blogai baigtis. Susrasiu vienį bet kur tą, žinau. Tu man grasini, a tu žinai, kas aš toks esu? A tu žinai, kas aš toks esu? Tu esi debilas. Ar tu žinai, kas aš toks esu? Kuris net nemoka bendrauti. A girdi tu? Girdžiu, aš tu, nu. Taigi čia mano pusbrolis. Ugnė, tavo pusbrolis, buvo Marius, buvo viskas. Koks dar Justas? Kas čia per Justas yra? Justai, taigi tu esi mano pusbrolis, taip? FM, durnelį. Zip FM. Nu, šitą jau senai galėjot paleisti. Sveikas gyvas, mažutė. 4 kartą mes tau skambinam. Taigi vakar skambinat netgi? Ne, vakar mes tau neskambinam. Neskambinat vakar, apklausa buvo Air Baltic. Oi, žinai, su kuo kalbėjai, Justelį? Gerai pakalbėjau? Tai dar prisišnekėjau. Prastai pakalbėjai, bet ar tu žinai, su kuo tu kalbėjai? Ar tu žinai, su kuo kalbėjai? Tai šitą, atsiųskit jūs numerius.
Ar tu žinai, su kuo tu kalbėjai? Justai, ar žinai, su kuo kalbėjai, su kokia dama kalbėjai prieš tai? Su Ugne, bet žinai, kas Ugnė yra? Nu, nežinau, kas yra. Yra Marina. Marina iš grupės Olele Pupytės. Oba. Labas. Patinka tau, Marina? Patinka tau, Marina? Nes jinai sakė, su tavimi iš tiesų norėtų draugauti. Tai va, sakau, Vilniuje vidurį gegužės. Atvažiuosi į Vilnių, ar ne? Jo. Okay. Tai Marina, norėtum susitikti su Justu vidury gegužės? Ženklas vienas parodo. Jūs tai kortom žaidė dabar? Ką ten darai? Tai jau kortom dabar baigiam. Supratau. Tai ką? O tai jūs, tai tu toksai dvimetrinis baraiga, ne? Su tokiu. Vidutinis jau gerokai. Kiek nuo grūdako stumi? Kaip sakai? Kiek nuo krūtinės stumi? Nuo krūtinės 100. 100? Nu. Puikiai. O ant pečių 130. Maladės, Oho, klausyk. tai jau Vat iš karto ne ant to žinau. papuoliai. Monstras, nu. Pas man rankas metalinės. Eina savo, klausyk. O gal čia tiesiog fantazijos? A tu Facebook'e esi, Justai? O tai klausyk, tu ne, su savo su savo metaliniam rankom tu... Simunavičius. Klausyk, o tu su savo... Turi būt. Alio, ar girdi? Tu su savo metaliniam rankom nesusižeidi? Nu, ta prasme, bendraudamas su savo mergina. Tai jau įsivaizduojama. Tai įsirašykit mano numerius. Jūs tai visi draugai tavo sakė, kad tu nori labai pasiskelbti per Lietuvą savo numerį, nes ieškai merginos. Tai mes turime 30 sekundžių tau eterio, tu gali pasakyti savo telefono numerį. Nes tavo draugai rašė, kad tu labai supykai ant mūsų, kad mes tau neleidome pasakyti savo numerio į eterį, taip? Nu taigi, tai norit pasakyti, nežinot mano numerį. Ne, tai tai tu pats pasakyk. jeigu tu nori, dabar yra tau kaip tik, vat, žinai, tenais yra visokių radio stočių, kur tu gali siūsti savo numerį. Mes tau duodame šansą pačiam pasakyti prisistatymą savo. Dabar žiūrėk, darysime taip. Pusę minutės tu pasakai savo prisistatymą ir tada pasakai savo telefono numerį merginoms, gerai? Gerai, sutariam. Nu tai sakyk. dabar, prašom, pirmin. Nu, sveiki, man 20 metų, aš gyvenu Molėtuose, mano vardas Justas, pavardė nesvarbu. Mano telefono numeris 868 459 129. Ir dar kartą numerį. 868 459 129. Tai va, jau ruoš keitimui numerį. Gerai, brolau, tai... Mes paskambinsim tau, vis paklausim, kaipgi seka susirasti. Tiksliai, žinai ką, mes tau vakare paskambinsime apie kokią 9:30, paklausime, kaip tau sekėsi ieškoti merginos. Tvarko jūs tai? Tvarkoj. Tvarko jūs, tai gero tau vakaro iki. Ir tikrai laikykis. Iki. Smagu. Kus, paradys tai kus,